Sveiki, vakar atvykom į viešbutį Kendė mieste. Šiandien vyksim iki Royal Botanical Garden ir iki Ambulvava Tower, tai bokšto. Bandysim lipti, tad žiūrėkit, kaip mums sekės. Hello. Hello. We are at the Galaxy City Hotel. Okay. Kam tu skambini, jeigu matai viską žemėlapį? Prieš vykstant iki parko ir bokšto užsukom dar papietaut. Užsisakėm nudulsų iš Singapūro stilium, tai pažiūrėsim, ką mums duos. Kaip meniu tau čia atrodo? Aš galiu parodyti meniu ir čia buvo prie nudulsų.
Sveiki, mes esame prie Ambulvavo šventyklos, kuri man dabar yra už nugaros. Ji yra 48 metrų aukščio budistų stupos įvaizdis. Ir jinai yra įdomi tuo, kad sukviečia skirtingo tikėjimo žmonės į vieną vietą. Tai kaip religinis centras gaunasi. Tai gali būti bažnyčia, gali būti mečetė, budizmą išpažįstančių žmonių vieta ir čia atėjo beždžionė. Štai mes atvykom ant Ambulvavo bokšto. Dar ne ant viršaus. Vėjukas pučia. Labai. Turim dar 20 minučių lipimo. Jau viršus. Nebepraeisiu. Oh, yeah. Laukiam. Aha, kaip čia prasilenkt, palauk. Atbulinį reikia? Nu, neprasilenksiu. Kaip aš tau prasilenksiu? Tai galim ir mes atvesti. Visa familija. Jau daugiau ten nebeįleisiu, žinokit.
šiaip ne taip atvykom į Ambulavavą šventyklą, bokštą. Atvykom jau prieš 5, bet ir sako, kad 5 valandą užsidaro, bet žmonės toliau plūsta. Į viršų užsikelti kainavo 1500 rupijų ir dabar dar leisimės į pačią apačią, tai viso gausis 2500 ir iš ten jau gaudysim taksą link namų. Šiandien buvo labai suspausta, greita darbo diena, pramušėm 2 ratus, namo važiavom pusę dienos, labai pamatėm gražių medžių, peizažą ir diena buvo liuks, dabar dar daugiau darbų turim, reikia ruoštis tolimesniai kelioniai. Let's go! Tai va, tokie vlogai būtų, jeigu filmuotų Rokas. Nebestumėm, gerai? Smagi diena, patiko, dirbam, važiuojam toliau. Išpratėjai. Tai va, susišiaušė dar plaukai. Net nežinau, čia nepasitikiu. Galima maudytis jau? Nu, reikia aptarti. Nori aptarti ar nenori aptarti? Nu, tai tiesiog tada. Nu, tai šnekėk, aš nesuprantu, ar aš turiu čia laikyti ir šnekėti. Tai aš galiu pati nufilmuoti, arba tu gali. Aš galiu tave nufilmuoti. Gerai, kam atsakyti? Gerai! Kam atsakyti? Tai apie parką tada. Kad kaip šiandien skubėjom, planavom, bet nepavyko ir labai greit ir tada... Jau. Tai šiandien po valgę The Escape restorane vykom į Botanikos parką. Šiaip netaip susiradom tuktuką. Čia jie Šri Lankoje užtrunka 3 kartus ilgiau atvažiuoti nei nurodo appse, bet appsas išsigelbėjimas yra, nes visi tuktukų vairuotojai bandys apgauti ir kainą pakels bent 3 ar 5 kartus. Tai vat pasivaikščiojom greitai Botanikos parke ir matėm, kad reikia lėkti į Ambulavavą šventyklą, nes ten iki jos dar valandą kelio buvo ir jau greit užsidarinėjo. Tai greit nulėkėm ten, tada peršokom dar į kitą tuktuką, nes ten labai status kalnas, ne visi tuktukai užkyla. Ten pakėlėm droną ir štai vaizdų, jeigu dar nebuvo. Ir pasižiūrėjo, beveik užlipę iki pat viršaus, ten labai siaura buvo. Tai vietomis ant galo jau buvo sunku kažkaip praeiti, nes ir pilno žmonių buvo. Apsilankėme šventykloje ir grįžom namo. Kelionė buvo labai ilga, bet čia taip kitaip ir nevyksta dalykai. Šri Lankoje visada reikia atsidėti daugiau laiko, nes kelionės dažniausiai 2 užtrunka nei yra planuojamos. Ir buvo malonu iki rytojaus. Arba dar šiandien kažką pafilmuosim. Sveiki, iki Ambulavavą. Man atrodo. Ambulavavą bokšto. Sveiki, Stupos įvaizdis. Sveiki, mes esame taip pat besilankantis mečetėje.
Lights up.